Į Marijas aš išplauksiu iš ryto, kai saulutė į langus barbens, 5 litrų bakelį alučio pasiimsiu aš vietoj vandens. Irklais pjaustysiu vandenį žydram, plauksiu ten, kur ramu ir gražu. Echolotas stebės marių dugną ir sustosiu, kur rasiu žuvų. Mano plaučiai kvėpuos grynu oru, žilus plaukus vėjėlis kedens. Aš tik tyliai žiūrėsiu į plūdę, plūduriuojančią sau ant vandens. Bet jei žuvys negriebs mano jauko, troškulys man krūtinę suspaus. Atsidaręs aš savo bakelį, prisipilsiu puodelį alaus. Baltas kiras praskridęs pro šalį pamojuos savo baltų sparnų. Palydėjęs jį žvilgsiu svajingų, aš grožėsiuos pūkais debesų. O po to palydėsiu aš saulę, besileidžiančią už kaminų. Apiplauksiu aplink Garnių salą, pažiūrėt kormoranų lizdų. Aš žvejys juk esu nebejaunas ir be nieko sugrįžt negražu. Parduotuvėj iki žuvų skyriui nusipirkti žuvies juk galiu. Paprašysiu tik tai pardavėjos, kad jums sviestų kiek turi jėgų, ir sugavęs jo imsiu didžiuotis, kad neblogas žvejys aš esu. Juk žvejyba tai reikalas rimtas, kiek jie atima mūsų jėgų. Tik kur tavo laimikis pakliuvo, nelabai jau žinoti svarbu. Ir namo aš sugrįžęs sutemus, ramia sąžine aiškint galiu, kad žvejyba pasisekė puikiai ir laimikį nemažą turiu.